Sveikos mano mielos mergelės. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Gali būti, kad šią savaitę jūs domins tokie laikini paprasti dalykai, kaip mada, laikinas dalykas, bet gal apsipirkinėjimas, kažkas su mada susiję, gal pavasario garderobo keisite, rūpinsitės tuo. Kas čia dar? Nu jo, gal batus norėsit pirktis, ar šiaip kokią striukę paltą, nežinau, kas jums pavasarį reikalinga. Ir kita jūsų dalis labai apie meilę galvos. Tai arba meilę savo, su meilė savo tą garderobą kursite, arba savo šeimą rūpinsitės artimaisiais. Nu va. Tai čia tokie žemiški dalykai, tai va, jūs ant žemės būsit šią savaitę. Gerai, pasižiūrėsim, ką mergelė korto šią savaitę pasiūlys. Apie naujas pradžias mes kalbam jums. Ir štai vėl iškrito naujos pradžios jums. Kosminis vandenynas. Dabartinės svajonės, ateities realybė. Naujos pradžios. Nu va, kaip gražu. Žengėte į savo svajonės, kaip į tikrą realybę. Ir švelni jėga. Pastovumas, atkaklumas, kantrybė, ilgas žaidimas. Čia toksai kaip yra akmuo, nupieštas ir joje yra bala. Tai kaip tas vanduo padaro tą duobutę vandenį su ilga kantrybė. Iš pradžių gal nuteka, nulaša nuo to akmens, o paskui su ilgu darbu, ilgo žaidimas tas padaro indą tam vandeniui kauptis. Tai va, tai jūs į naują pradžią ateinate, į naują savo svajonę, esamą svajonę, gal nebūtinai naują. Tik tai kortos sako, būkite atkaklus ir kantrus. Gali būti, kad ne viskas taip greitai įsivystys, kaip norėtųsi. Va, po truputį ženkit, neskubėkit, nebėkit. Aha, gerai, pažiūrėsim, ką taro kortos pasakys dar jums. Kokios čia naujos pradžios. Apie ką kalbam, daug kortų. Apie kokią pradžią kalbam. Šventikė. Taip, jų pradžia, mes jau apie tas naujas pradžias daug kalbėjom pas jūs kaip ir praeitą ir užpraeitą kartą. Ir dabar panašu, kad jūs jau įžengėte į tą naują pradžią, žengėte po truputį. Dabar jau įžengėte ir einate su išmintimi, vidiniu žinojimu ir tvirtai stovėdama ant žemės, nors ir debesyse čia nupiešta, bet šventikė, ji tvirtai žino, ko nori, tvirtai eina ryžtingai ir savo emocijas supranta. Va. Pasižiūrėsiu dar. Intuicija, mistika, dvasingumas, aukštesnės jėgos, vidinis balsas. Nu va, vidinis žinojimas, vidinis žinojimas. Laikas klausytis intuicijos ir vietoj to, kad racionalizuotumėt viską. Intuityviai eikit. Gali būti, kad pradedate atsiverti dvasingumui. Meditacija, malda arba kažkoks dvasinė veikla dabar visai jums praverstų. Nu va. Tai į naują pradžią įžengėte su labai aukšta intuicija, ne jėga.
Ir mažiau galvokite, mažiau racionalizuokite, daugiau kliaukite savo vidiniu balsu ir savo širdimi ten, kur einate. Va. Juk einate į savo svajonės, o svajonės veda dažnai širdis. Gerai. Kam čia kantrybės gali reikėti? Aš šitų neskaitysiu. 4 lazdų. Tai čia tokia šventė bendruomenė, tai ta pati korta. Tai kad švęstumėte savo tą svajonę, truputį reiks kantrybės, kol sudėsite tuos pagrindus, paruošite dirvą, kaip sakyti, savo tai svajonę įgyvendinti. Jūsų laukia ta šventė su draugais, draugėm, kaip čia, ne, su savo, nebūtinai draugais, bet su savo širdimi laukia ta šventė, bet kantriai reikia eiti link to šventės neskubant. Gerai, pasižiūrėsiu dar. Bendruomenė, namai, šventimas, vakarėliai, susirinkimai, stabilumas, priklausimas, atsinaujinimas ir atsipalaidavimas. Gali būti, kad pasiekite kažkokį tikslą. Na va, ir prasideda nauja pradžia, naujas tikslas. Gali būti, kad jūs jaučiate saugiai namuose arba iš kažkokios kelionės grįžtate. Gal iš kelionės į save, o gal iš tikros kelionės, tiesiog ne to žodžio prasme. Na va, tai tos kantrybės gali prireikti keliaujant į save ar iš savęs. Va. Arba šeimoje truputį gali reikti kantrybės tiesiog su buities dalykais. Gerai. Pažiūrėsim, ką dar čia jums galim. Tokios labai, atrodo, viskas, nauja pradžia, naujas gyvenimo etapas. Einate su didelė jėga, su intuicija. Aha. Ką patarsim, švarūs namai, aiškumas ir organizuotumas. Nu va, tai su tuo aiškumu ir einate. Ir tiksliai žinote, ko norite. Ir švarūs namai, gal ir iš tikrųjų pavasarį išsikvapimą darysit pavasarinį. Va. Jūs, kaip čia pasakyti, į savo tikslus einate užtikrintai žingsniais ir kiekvieną tą žingsnį apgalvojat, organizuotai viską darote ir su aiškia vizija. Va taip. Šitą pašoko kortą labai norėjau. Aha. Svajonės jūsų bunda iš gestacinio periodo, iš žiemos sapno to. Atėjo pavasaris ir jūsų šventė šeima. Va. Tai va, tai jūsų svajonės bunda iš to gestacinio periodo, išsiražo ir ateina pas jūs. Bet tam reikia truputį laiko, kantrybės, kaip tas raigė, ane? Gerai. Gerai, paklauskim dar. Kokios mintis jūs, vėl tas įvertė, daug minčių pas jūs. Kokias mintis jūs šią savaitę lydės, apie ką galvosite daugiausiai? Nu, 2 kortas paimsim. Kas jūs uždega, kas jūs prašviesina jūsų kasdienybę. Ir eikite pirmas, visata jūs pagaus. Tai va, turbūt apie tą ir galvojate, kad į tą naują pradžią einate.
pasikliaudami visata. Va, tai apie tą ir galvojate, bus kas bus, ne? Tai dar pagalvokite, kas jūs džiugina, kas jūs prikelia gyvenimui. Va. Nu, čia daug ir nepasakysiu iš šito maišymo. Gerai, pažiūrėkim, su kokiais iššūkiais gali susidurti. Sielvartas. Jau, man atrodo, aš jums ir anksčiau sakiau, kad gali būti, kad eidami į naują pradžią ir užverdami tas duris, kurias ten prieš 2 savaitės matėm kortose, galit jausti šiokį tokį apmaudą, sielvartą, nes kažką palikom, tai kaip ir dalelė mūsų vis tiek gyvenimo yra dalelė mūsų sielos. Ir visai yra natūralu truputį tos gedulo jausti. Va. Tai tas ir iššūkis, kad einam, nesakom, kad visata mus pagaus, pasikliauname gyvenimo tekme, bundame iš to žiemos sapno, bet truputį dar prisimenam tos laikus, tą, ką palikom. Tai prisiminkime su gerais žodžiais, ką gero mes tenais matėm, jautėm, ką išmokom, o ne kažką tokio pikto. Nelaikykite pikčio. Gerai. Na ką patarti galiu šitą dvejonę. Discernment. Jeigu gaunate kažkokios informacijos iš aplinkos, tai labai nepasikliaukite viską akilai, pagalvokite, kas jums svarbu. Žodžiu, būkite kritiški, kritinį mąstymą pajunkite. Neprimkite visko už gryną pinigą, kaip sako amerikietiška patarlė su žipsneliu druskos, ne? Truputį. Tai va. Nerkite stačia galva į avantūras jokias, truputį pagalvokite. Nors šventikė sako kliautis intuicija, negu mąstymais intelektualiais. Bet vis tiek turite nepamesti galvos, kaip čia ta moteris galva debesyse. Va, tai truputį žiūrėkite ir po kojom. Na, ir jūsų sunkus darbas atsiperka. Tai jeigu einate į tą savo naują gyvenimą, naują etapą ir pasikliaunate visata, tai nereiškia, kad viskas tiesiog ateina pas jūs. Jūs juk einate per gyvenimą, įdedate savo sunkų darbą, savo išmintį ir tą išmintį iš kažkur gaunate, tai iš pamokų, kurias išmokote per gyvenimą, ateina to išmintis. Tai yra jūsų sunkus darbas. Ir tas sunkus darbas atsiperka. Kaip ir sunkus darbas čia. Ta švelni jėga, lašas po lašo, ne? Prisipildė jūsų ta oazė, tas akmenukas jau vandens ir atsiperko, dabar galėsite iš jo gerti. Tai va, gerai, pasižiūrėkim dar, su kokia pozicija jums eiti šią savaitę. Našta ir šikštuolis. Kokios įdomios kortos. Tai truputį
savo naštą nelaikykite savo, kaip tas šykštuolis, turi daug naštos ir viską tik savo neša. Pats neša. Nesakykite, aš pats, pasikliaukite ir kitais žmonėms savo naštą, truputį duokite panešti, nes kaip čia tas žmogeliukas neša ne tik tai žmogų, bet dar ir gaidys ir dar kažkas tenais, ne? Nes jeigu nešate kitų žmonių naštą, tai jos nemažėja. Kaip sako, kam veža, kas veža, tam krauna. Tai va, gal ir darbe tą galite savo patirti. Tai truputį ir gal ir pabūkit tuo šykštuoliu ir pasakykite ne kitą kartą. Ir nebeleiskite tos svetimos naštos ant savo pečių krauti. Va. Ir tai va. Taip. Galime būti šykštus su tuo aš pats ir kitam savo naštos neužkrauti, bet kita vertus pabūkite šykštus ir sakykite, nekraukite man savo naštos. Aš ir taip daug nešu. Va. Gerai, nu ir kokį patarimą mes čia jums duosim šiai savaitei. Ramus audroje. Tai va, tai kad ir kokios bangos jūs šią savaitę mėtytų, tai išlikite ramus ir švelnus. Švelni jėga vėl tą kortą primena. Ramus, švelnus, kantrus. Va. Ir per visas audras pereisit. Nes jūsų darbas sunkus atsiperka. Tik dar prisiminkite, dar priminsiu klausimą, kas jūs uždega, kas jūs įkvepia. Tai šitą prisiminkit. Nes imperatorė žino, kas ją įkvepia ir intuityviai eina link to. Tai vat jūs pasikliaunate visata, einate į savo svajones, kurios jau tampa realybė. Tai žinokit, kad su kantrybė ir žinodami, ko norite, viską pasieksite, viskas atsipirks jūsų darbas. Na tai va, tai tokia savaitė, einate į naują pradžią, būkite kantrus, šią savaitę tikrai kortos labai apie kantrybę kalba ir pasižiūrėkite, kas jūs įkvepia. Neliūdėkite labai, prisiminkite geruoju viską, ką paliekate už tų durų, per kurias perėjot. Va, ir bet kokią informaciją truputį su žiupsneliu druskos atkreipkite, pasižiūrėkite, kritinį mąstymą įjungkite, nes kitaip jums gali vėl tą naštą krauti. Va. Nu tai va, tai tokia šią savaitę žinutė, būkite laimingi ir kantrūs ir susitiksime kitą kartą. Iki.